Sveikas. 100 metų. Kas gero? Pats glauniausias. Labai geras, bet čia matyti reikės. Čia? Labai fainai. Gerai. Aš nežinau. Okei. Kamera. Taip, man. Labai gera. Tai kur bus šitas su aktoriais susitikimas? Čia? Čia? Tada malu, kur aš pasilikščiau tą savo motorą. Kaip jums patogu? O gali čia ir kažkur... Aš paskui man reikės palikti, galbūt ten. Aš ten palieku ir paskui tos laiptais paliksiu. Ok, tada. Taip. Aš tada bandysiu ten. Ok. Paliekam čia. Pavažiuok, po 10 niekam nemaišys, žiūrėk. Gerai. Šitą po 10 pasivažiuok, niekam nemaišys. Tai man šitam... Žmonėm maišys. Ne. Žmonės jau nemaišys. Tu nebūk paršėlis. Tu žmonėm maišys. Sustabdyk mašulio. Čia negaliu. Apie viską, kas susijęs su šituo teatru ir apskritai su teatru Lietuvoje, Klaipėdoje ir visur, kur nekur. O šio vakaro tema yra mūsų vienas iš naujausių spektaklių, turbūt naujausias spektaklis. Tai yra Bernardo Marė proceso Vakarų krantinė, kurią režisavo Adomas Juška. Tai yra jaunas lietuvių režisierius, daugiau statęs jisai yra Vilniuje, bet nepasidžiavo, atvyko ir čia padarė tikrai nuostabų darbą, apie kurį mes šiandieną norėsime su jumis pasikalbėti. Toks būtų pirmas mano klausimas, ar yra kas buvo šitame spektaklyje? Nemažai, super, labai gerai. Vis labai kietas brendas. Tai fainai, man patiko. Tai yra teatrinis žaidimas, sukurtas būt specialiai jum. Vakar išsitestavome šitą žaidimą su kita aktorė, Samanta. Ir jinai gerai susitvarkė, bet man padėjo galvoti, labai gerai susitvarkė. Aš tikiuosi, kad bus sudėtingiau. Tai yra labai paprastas žaidimas. Aš sakysiu tam tikrą abėcėlės raidę ir jūs turėsite pasakyti iš tos raidės režisierių arba režisierę, aktorių arba aktorę ir piesės pavadinimą. Aktorius... Visus tris iš karto? Taip, ir tada gausite vieną tašką ir mes einame prie kitos raidės. Jūs turėsite minutę laiko, per minutę laiko įveikti kuo daugiau raidžių. Tas, kas įveiks daugiau raidžių, tas bus čempionas ir jis... Gaus kvietimą į teatrą. Mes kalėdom žadam viens kitą. Jisai yra pažadėjęs, mūsų mecenatas šito žaidimo yra pažadėjęs, kiek tam laimėtojui duos 5, taip iš aukštai. Gerai? Iš antro aukšto. Gerai? Ir taip pat gausite kvietimus apsilankyti mūsų teatro parodoje. O į spektaklį galima bėgti? Į savo ne, tik į svečią. Žiūrėjau, Aš tik tai noriu pasakyti vieną anekdotą. Noriu pasakyti vieną anekdotą, kad jūs suprastumėt, kas per žmogus yra aktorius. Žodžiu, bėga vienoje pusėje Stanislavskis, o kitoje pusėje Čechovas buvo Stanislavskio aktorius. Ne. Ne? Žodžiu, gerai. Nu va, jau pagaunate. Žodžiu, bet kažką įdant dar, nesvarbu. Stanislavskis eina vienoje pusėje upės, kita pusė bėga Stanislavskio aktorius ir Stanislavskis rėkia jam: daryk kūlverstį! Aktorius padaro kūlverstį ir tada klausia: o kam? Tai žodžiu, nereikia smegenų, daug aktorių, ką jam liepia, tą jis daro. Važiuojam. Taip pat, dar kartelį pasakau, jūs turėsite minutę laiko, per tą minutę laiko turėsite įveikti kuo daugiau raidžių. Jeigu tai yra režisierius, režisierė, aktorius, aktorė, iš tos raidės gali prasidėti jo vardas arba jo pavardė. Taip yra šiek tiek lengviau, nes iš kai kurių raidžių tiesiog nėra režisierius, tarkim. Nebūna. Ne, žinokit, iš A nosinės nei vieno neradau. Ąžuolas. Yra toks vardas. Vardas yra. Ąžuolas tikrai Medis irgi yra.
O mes mes čia mes neįlės tvarka? Ne, neįlės tvarka. Turėkim minutę laiko turės Digna, minutę laiko turėsi tu, minutę turėsi Digna. Nepradėkim, aš noriu visi. Ir galbūt yra koks nors tai žiūrovas, kuris norėtų išbandyti savo jėgas kartu su aktoriais. Tai kad jau prizą atidavėt, ką tu žinai. Dar pitakas, Taigi turim, dar dirbo. Dar dirbi? Ai, ne, Ne. o bilietas. Nemokamas apsilankimas į parodą. Kas man padės, aš padovanosiu irgi bilietą į teatrą. Neatsirado. Ištestuosim pirmą jūs, galbūt žiūrovai pamatys, kad tai nėra sudėtinga ir jūs patys. Ar jūs pasiruošę? Žinai, Vachtangovas buvo Stanislavskis. O, Bet Google. aktoriai, režisieriai tik tais lietuviai. O, ir režisieriai. Negalima sakyti ant DiCaprio ar kažkas tai. Neaišku, kur pavardė. Ir stengiamės visgi daugiau apie teatrą, ar ne? Aš, jeigu užstriksite, tarkim, ties kažkokią, ar ne, aš sakau, tarkim, kažkokią raidę ir jūs užstrinkate ties režisierium, aš turiu pasirašęs pasiūlymų ir aš turiu paruošęs tiem pasiūlymam užuomenas kažkokias. Bet aš galėsiu tą užuomeną suteikti tik tais vienintelį kartą. O, okei. Kaip čia sunkiai aiškinu, iš tikrųjų nėra toks dalykas žaidimas. Ar jūs pasiruošę? O, ar jūs pasiruošę? Gerai. Pradėsime nuo Dignos. Pradėkime. Kai laikas duotas po 3, 2. Važiuojam. Raidė A, režisierius. Algirdas Latėnas. Aktorius. Aktorė. Amžius. Ačiū. Pjesė. Pjesė Adžalinas. 1 taškas. V raidė. Režisierius. Valentinas Masalskis. Aktorius, aktorė. Virginija O mes galim padėti. Jo, palaukit. Ne, ša. Aktorius, aktorė, Valentinas Masalskis. Pjesė. Vakarų krantinė. Taip. J raidė. Režisierius. Jūros. Aš dabar aktorės sugalvoju, Jolanta Dapkūnaitė, režisierius būtų Jonas Vaitkus. O Jūros. Pjesė. Kiek smažodžiai į galvą eina. Kadangi paskutinis aš tau padėsiu, tai yra labai didis žmogus, gyvenęs senovės Romoje ir tai parašė Šekspyras. Tuo, ne, Neutrelas. Julijus Cezaris. Taip. Digna baigė su 3 taškais. Plojimai. Ačiū už pagalbą. Tauta visada remia. Gerai. 3, 2, 1. Raidė P. Režisierius. P. Kaip Puipa. Puipa. aktorius, aktorė. Pelekauskas. Pjesė. Pelėkau tai. Peliekau tai? Raidė C. Režisierius. Cicėnas režisierius? Ne. Aktorius. Nu tai va, aktorius Cicėnas. Aha. O režisierius. Prieš tai... Na, aš negaliu sufleruoti. Nu, pats sufleruoti. Pasufleruoti yra iš C raidės, tai tas pats, kur pjesė sakė, pjesė ir yra... Ai, režisierius. Ir yra režisierius, turite savo teatrą Lietuvoje. Tai va, Cezaris Graužys. Šitai norėjau. Jo. O pjesė? C. Irgi jau buvo. Caras koks nors yra. Caras Umas, va. Kažkas tam Galima sakyti. Laikas! Laurynas baigė su 2 taškais. Ai, 2 taškais, atsiprašau, 2 taškai. Pradėkime. 3. 1. Režisierius. T raidė. Tuminas. Aktorė, aktorius. Tuminaitė. Pjesė. Ten tėvas. L raidė. Režisierius. Latėnas. Aktorius, aktorė. Latėnaitė. Pjesė.
Liko katinas ar ne? Laimės žiburys. Gerai, Ž raidė. Lena. Režisierius. Ž. Žebriūnas. Aktorius, aktorė. Žebrauskas. Taip, yra. Žebrauskas. Pjesė. Žiūrėgalviai. E raidė. Režisierius. Eimantas Nekrošius, Eglė Gabrėnaitė. Eisim būtų paliauti. O raidė. Režisierius. Ar turime publikos iššūkį? Dieva. Ar turime publikos iššūkį? Prašau, jūs labai sakėt drąsus esat. O ką aš turiu daryti? Ta patį žaidimą. Ta patį. Ne, aš blogą atėjau. Mes irgi Mes žinome. su kaiminka dviese dar sugebam. Mes padėsim. Mane, aš ne aktorius kol kas. Aš pradėsiu vaidinti atsargiai. Mes baigiam ties Ž. Ne. O. Sužaisim tokį kolektyvinį bendrą, ar ne? Dar kartelį Samanta nuims minutę laiko ir aš pavardinsiu tas pačias raides ir tada jūs jau visi kartu kolektyviai balsu šaukite ir mes visi kartu stengiamės užfiksuoti, sakykime, yra ir tada aš galėčiau toliau pasakyti. Čia su atsakymais? Jo, žinau atsakymus. Kiekviena. Pradžiu tyčiausi iš aktorių, dabar iš žiūrovų. Tai kad taip, kaip buvo matyti, čia susirinkusieji geriau žino negu mes. O palaukit, taip ir turi būti, jeigu į teatrą vaikščiai. O jūs į darbą. Mes į teatrą, jūs į darbą. Ačiū už supratingumą. Tai ar jūs esat pasiruošę? Ar jūs pasiruošę? Oi, dabar jau gali. 3, 2, 1. O raidė, režisierius. Aktorius, aktorė. Pjesė. B raidė, režisierius. B, kaip bebras. Banionis. Nepasakinėk, nu. Aktorius, aktorė. Banionis. Pjesė. Pjesė. Bado meistras. N raidė, režisierius. Nekrošius. Aktorius, aktorė. Namontaitė. Pjesė. Naktis. G raidė, režisierius. Gaidys. Aktorius, aktorė. Gaigalaitis. Pjesė. Pjesė. Nu, pralošėm. Gyvenimas dar prieš akis. Yra tokia pjesė. Arba ne. Viskas laikas. Nepralenkė, bet Renata reikia 4 taškai. Mes antram aukšte turim tokį labai nuostabų kilimą. Tai yra mūsų visų suvaidintų spektaklių kilimas išaustas. Iki 2015 Iki 2015 jo, iki atidarimo. Tai kai kartais turim pauzę, tai žaidžiam šaradas. Ir šaradas reikia užduoti iš spektaklių, tenai išrašytų ant kilimo. Ir žmonės viens kitam turi papasakoti be žodžių kartais tenai, arba iš spektakliai, kur būna suvaidinti, nežinau, net neaišku, nei kas režisierius, nei kokie metai, nei kas vaidino, kur jau ne mūsų, jau 3 kartos ne mūsų negirdėtas yra, tai labai įdomiai būna, tai vad reikėjo ten eiti atsakymų. Jis ten ir susirašė, ne? Ne, tikrai ne. Tačiau norėčiau jūs informuoti, kad yra laisva niša, nėra niekur internete suvesti visi aktoriai ir visi režisieriai Lietuvos teatro, tai jeigu kas turit laisvo laiko, užsienkite. Gal geriau pradžioj Klaipėdos, o paskui ten likus. Jo, nes yra kai kur tokių režisierių įvestų, kaip pavyzdžiui, Latėnas, jisai nestato profesionaliame teatre, jisai stato toje studijoje teatro su, man atrodo, mėgėjais. Tai aš... Saugiai grįžkite, sekite mūsų naujienas ir susitikime teatre. Teatre be uždangos. Jau pavadinti.
Reikia uždangą. Be uždangos. Reikia uždangą, kur būtų operacinė teatras be uždangą. Tai šiais laikais ir taip mažai tą uždangą naudojam. Spektakliuose. Šiais laikais. Kartais nori tos uždangos.